Šiandien pasimokinsime, kaip operuoti mūsų chato operatoriumi, kuris bus jūsų svetainėje. Taigi pirmoje eilėje, ką mes turime padaryti, tai mes turime ateiti į live chat modulį ir pirmoje eilėje turime susikonfigūruoti interneto parduotuvę. Tai šiuo atveju Italijos parduotuvė, jos administratorius yra administratorius žmogus, jeigu reikia, kad ir kiti būtų, galima pridėti ir tarkim Kostą kokį arba Remigijų. Ir šiuo atveju, kas nutiks, tai šitie du operatoriai galės operuoti skirtingais chatais. Tai tokių chatų galite susikurti daug, spaudžiate mygtuką New, pasivadinate ten UK parduotuvę. Ir šitą UK parduotuviai visiškai atskirą duos linką, kur jūs galėsite į kitą parduotuvę pridėti ir žinoma galėsite daug žmonių prisidėti. Bet mes šiuo atveju jos nekuriame. Antrasis dalykas, ką mes turime pasidaryti, tai yra turime nusimatyti tam tikrus atsakymus, greituosius atsakymus, kad mūsų klientam netektų laukti. Ne? Tai pirmasis galbūt žodis būtų sveiki. Kai klientas mums parašo žodį sveiki, mes jam atsakome sveiki, kuo galiu būti jums naudingas. Ne? Tarkim, susikuriame antrą, mane domina jūsų produktas. Mes atsakymą jam sakome, gal galite patikslinti, koks mūsų siūlomas produktas jūs domina. Ne? Taip pat galime įvesti naują atsakymą, kad jeigu parašo viso, mes galime jam iš karto greitai atsakyti. Dėkoju už jūsų klausimus ir linkiu jums geros dienos. Ir uždedam šauktuką. Jei kils papildomų klausimų, visuomet galite mums parašyti. Ir išsaugom. Kitas dalykas, ką mes galime padaryti, tai yra susikurti chatbotus, ir štai čia visą istoriją jų parašyti, kaip galima atsakinėti, kaip galime klausti kliento. Taigi dabar pabandome, kaip operatorius dirba, live chatas, pas mus atėjo naujas klientas į svetainę ir jisai mums parašo sveiki žodelį. Kaip matote, iš karto iššoka visitor from Lithuania, automatiškai, tai reiškia, mes matome, kad pas mus prisijungia ir mes galime iš karto jam parašyti dvitaškį, ir parašyti hello, how may I help you? Mums klientas tada rašo kažką tai, tarkim, kad jį domina koks nors mūsų produktas, mane domina produktas, ką aš galiu jam atsakyti, vėl rašau dvitaškį, kažkodėl tai čia mano dvitaškiai nesimato, kodėl jie dar neatsinaujino, tas pats chatas, grįžtam į jį atgal, ne šitas buvo, tai susirandam mes jį. Mūsų sesija, kur buvo, ir jinai rašto į čia. Sveiki, mane domina produktas. Va. Čia dabar išėjo iš conversation'o, kodėl jis išėjo. Kur jis dingo? Ir jisai dingo. Va, jisai čia atsirado. Ir jeigu dabar parašysite vėl dvitaškis, matot, parašė, mane domina jūsų produktas, aš iš karto parašęs dvitaškį turiu tam tikrą savo sukonfigūruotą atsakymą
ne? Ir parašau jam iš karto, man nereikia visko rašyti, aš jam iš karto su dvitaškiu parašau va tokį patikslintą atsakymą. Ne? Dabar man klientas vėl rašo produktas lilas. Ne? Tai ką mes galime padaryti, mes jau matome, kad šitas klientas yra mūsų kaip ir potencialas kažką tai parduoti. Aš jam galėčiau parašyti, galbūt jūs galėtumėte patikslinti savo vardą ir pavardę bei pateikti savo pašto adresą. Vat jam parašau, mes su juo chatinam vis dar. Ir dabar iš tikrųjų, kada jisai man parašys jau viską, aš norėsiu susikurti pardavimo galimybę savo, kad galėčiau šitam klientui pasiūlyti, kada jisai parašys savo vardą pavardę, kad galėčiau jam pasiūlyti tam tikrą produktą, sukurti komercinį pasiūlymą sistemoje ir taip toliau. Va, Deividas Deividauskas, deividas@gmail.com ir aš matau, kad tai yra tikrai man reikia jau iš tikrųjų kurti pardavimo galimybę, nes gavau visą reikiamą informaciją, aš pasiverčiu, kad tai yra lydas, parašau sistemoje slashą, štai tokį, ne? Man išlenda visos opcijos, ne? Ir spaudžiu lead, ne? Ir spaudžiu enter. Atsiprašau, reikia parašyti taip, lead, ne? Ir domisi produktu lilas ir spaudžiu enter. Ir kągi man sistema padaro, man sistema iš karto sukuria, šitos jisai nemato klientas, ne? Jisai sukuria, nes čia yra odų botas, čia tik mum matoma, jisai iš karto automatiškai sukūrė man pardavimo galimybę. Aš paspaudžiu ant jos ir kaip matote, aš iš karto patekau ir visas mano istorija, viskas pateko iš karto į mano pardavimo galimybę ir iš čia aš galiu jau ją administruoti toliau, ne? Tai aš klientui rašau, mūsų vadybininkas netrukus su jumis susisieks ir mes pateiksime jums komercinį pasiūlymą. Ar dar jums kyla papildomų klausimų? Aš jam parašau, šitų dviejų jisai nemato klientas, čia tik tai mum, mes iš šitos savo istorijos susigeneravome savo istoriją ir dabar mum klientas sulaukiam jo atsakymą, kol jisai mum parašys. Va, parašė, dėkoju, daugiau neturiu, man iš karto susikūrė šitas dalykas ir dabar aš grįžtu prie savo pardavimo galimybės, kadangi aš matau, kad štai čia yra Deividas Deividauskas, ne? Aš pakopijuoju jį čia, kad tai yra ne public user, o aš susikuriu naują paštą, iš karto čia įrašau jo deividas@gmail.com. Jūs galėtumėt, žinoma, ir daugiau duomenų gauti iš kliento, ne? Išsaugoję, man iš karto susikūrė mano pardavimo galimybę, ne? Aš galiu ją išsaugoti, galiu sakyti, kad jisai yra kvalifikuotas ir iš karto siųsti jam komercinį pasiūlymą. Lilas, parašyti, kainą lilo įrašyti, tam 2300 eurų. Čia iš tikrųjų produktai dar PVM-as turėtų būti taikomas, išsaugoti ir siųsti Deividui elektroniniu paštu apie gautą jūsų pasiūlymą. Ir tokiu būdu jūsų klientų ir istorija visa lieka ir taip toliau. Ir tokiu būdu išjungiate, chatas baigėsi ir mes dabar galime klientui dar parašyti automatiškai, kad dėkoju už jūsų klausimus ir linkiu jums geros dienos, jei kils papildomų klausimų, visuomet galite mums parašyti. Viskas, chatą išjungiu. Kas nutiko mūsų chate, live chate pačiam, tai visa istorija ir visa komunikacija, vat jums net sistema parašė, kada jisai paliko chatą, parašė, kad štai čia mes paskutinį, va, žiūrėkit, iš karto reitingą mums duoda klientas.
Tai šitoje vietoje matome visą istoriją, kas vyka per susirašinėjimus. Tai čia visą laiką ją atsekti galėsite ir va, mums suteiktas puikus reitingas, džiaugiuosi už tai ir kaip matote, ją susikonfigūruoti galite labai paprastai ir labai greitai. Tai tiek apie chato naudojimą Odoo sistemoje.